Kol kas tą vienintelę savo progą Plaukas pavertė įvarčiu. Ir vienas. Elivelto ketvirtasis jau įvartį šį sezoną. Taip. O dar tik 11 rungtynių minutė. 3-3 rezultatas realus, jeigu taip. Esam tokiai progresijai, netgi sakyčiau, kad pasikuklina Valdas Plauskas. Bet kuriuo atveju, taip. Perdavimas į baudos aikštelę ir... Niekas tiksi. Mažiau nei pusvalandis liko iki pabaigos. Čia labai žaidžia. Baranauskas, jo perdavimas Elivelto baudos aikštelėje, Elivelto ir 2-0. Gol! Brazilai sakė, kad jeigu Eliveltoj mus reikia rėkti būtent taip, Virpto, o štai čia tokia situacija ir Elivelto muša dar vieną įvartį, penktasis jo įvartį šiame sezone ir dabar 1-0 priekyje ekrano komanda po, sakyčiau, šraudų gynybos klaidos. Čia dar vienas įvartis, kurį muša dabar atrodo Elivelto. Įvartis turėtų būti. Baranauskas, skersvytis Elivelto, 1-0. Ekranas muša Duda, įkertančiam žaidėjui, pilotas baudos aikštelėje, paliekamas kamuolys ir vėl nėra smūgio, Salamonavičius griūna. Ir 1-2 ir įvartis Elivelto, 1-0. Išsiveržė į priekį Panevėžio ekranas šiose rungtynėse. 38 minutė, neįmuš šitų, įmuš tau ir dabar tiesiog sušaudytas Tadas Kauneckas. Vienas smūgis iš arti, antras smūgis iš arti ir galų gale pavyksta pralaužti ledus. Ir Elivelto, žinoma, džiaugiasi kol kas ir šiandien. Jis yra būtent ryškiausia šių rungtynių figūra.